Delfinai jaunikliai, kaip ir žmogaus kūdikiai, gimę turi įkvėpti oro ir maitinasi mamos pienu. Šie gyvūnai įspūdingi. Jų ilgis gali viršyti 3 metrus, o sverti daugiau nei 300 kg. Delfinai yra greiti ir stiprūs, pasiekia net 45 km/h greitį, nes jų kūnas labai aktyvus, o odos paviršius įskiria mikroskopinius riebalų lašelius, kurie padeda lėliams lįsti į vandenį. Delfinų žandikauliai nusmailinėja. Jie turi 88 kūdikio formos dantų, skirtų tik sučiupti žuvį. Per parą delfinams reikia apie 10–15 kg įvairios žuvies. Dantis padeda patinams po raginius metu išsiaiškinti ir tarpusavio santykius. Delfinai kvėpuoja oro, todėl kas kelias minutes iškyla iš vandens. Žmogus vienu įkvėpimu atnaujina plaučius iki 15% oro, o delfinai iki 90%. Viršugalvyje esanti kvėpavimo anga neriant stipriams skarą. Ilgiausiai po vandeniu delfinai gali išbūti iki 15 minučių. Vandenyne orientuoti šiems gyvūnams padeda ne tik rega, klausa ir judėjimas, bet ir echolokacija. Delfinai, siųsdami aukšto dažnio garsus pagal grįžusių jų aidą, nustato daikto formą, dydį, atstumą iki jo ir net skirtingas žuvų rūšis. Nugaros pelekas padeda išlaikyti pusiausvyrą. Pėdinis pelekas nekeičia judėjimo kryptį. Be to, šie pelekai juk žmogui